man kartais žmonės, kurie darbe jaučia kančią, aš taip galvoju, blema, mes 30% laiko, jeigu atmestume miegą, iš tikrųjų pusę savo laiko praleidžiame darbe. Taip. Kodėl reikia kentėti? Mhm. Ta prasme, padarykime taip, kad nereikėtų kentėti, kad tu jaustumės gerai, kad tu kaifuotum, mėgautumės į to, ką tu darai. Ir tam, žinai, ne tiek labai daug ten darbas nesutvertas tam, kad mėgautis. Oi, Ateinam Dieve čia brangus, dirbti, bet tai žinai. kodėl kančia reikalinga? Taip, mes lietuviai, mes amžinai kenčiant tauta ir pas mus visi žodžiai, žinai, yra negatyvūs. Aš čia visiems pavyzdį jau sakau, šitą nežinau, gal jau žino. Pavyzdžiui, žodis tolerancija, kaip grinai lietuviškai, žinai? Ne. Pakantumas. Aha. Girdi, ką mes sakom? Pakęsti, ne? Tu daryk, o aš pakentėsiu, mes čia kenčiam, supranti, bet kokiam veiksme mes kenčiam. Aš tave galiu pakęsti, ne, realiai. Geras. Bet kaip skamba, ne? Ir mes visame tame, o kančia, darbas tai kančia, ten gyvenimas kančia, kitam pasauliu bus atlyginta. Jau čia reikia dirbti su savimi, žinai. Darbas tau malonumas ar kančia? Kančia. Tai su savimi būti yra kančia, žinai. Su savimi būti kančia. Nereikia tos kančios, būkime, ta prasme, gyvenkime linksmai, ką žinau.